Sveiki, sveikinu su 4 stovyklos diena. Vakar stovyklautojai turėjo labai sunkią dieną. Vakar jie turėjo žygį. Pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Kokį eisi maršrutą? 20 km. Ir nebijai plaukti per ežerą? Ne. Esi pasiryžęs? Ja. O pats ar moki plaukti? Labai gerai. Su kuprinė? Jo. Esi bandęs kažkada? Ne, bet įsivaizduoju, kad turėtų būti žiauriai sunku, nes plūduriuos. O daiktus įsidėjai maišelį? Ja. Ne kiaurus maišelius? Ne kiaurus. 10 km. Ar negėda yra pasimti tokį maršrutą? Mes jo nepasėmėme, mums tokį paskyrė, nes mes geriausias žygiuotojas ir nors čia mažai kilometrų, ten bus ir kalnų, ir tarpeklių, ir per lavą reikia. Išdaviau. Negalėjau šitą pasakyti, prašau ištrinkite, niekas nežino apie šitą kelią. Aš tiesiog manau, kad 10 km čia kaip pažiūrėsi. Galbūt jis yra trumpas, bet labai su daug iššūkių maršrutas. Kaip jūsų nuotaikos, broli Jonai? Gerai. O jūsų, Tomai? Mums nedangus sako, kad viskas bus gerai, nustoja lyti, ko daugiau bereikia. Kaip ta ežero kliūtis? Ne pirmą kartą teks plaukti, paplauksim dar kartą. Manau, kad kuprinės puikiai plūdurės ir mes ant jų įveiksim visas kliūtis, šlapes, sausas ir kas bebus. O jūs nebijote, kad pusė brolių nemoka plaukti? Bijot nebijom, pamatysime, kaip bus ežeras. Čia per tiek kilometrų išmokysim visus plaukti. Nes broliai minėjo, kad labai to bijo. Tai jūs jiem įkvėpsit drąsos? Rodysim pavyzdį. Brolis Jonas, aš manau, yra net motyvacinė kalba tam pasiruošęs. Tai sakote, drąsos užteks, kad praplauktų? Iš plūdurių tu, ar kai ežero vanduo išneš, visi atsidursime krante. Viskas bus gerai. Svarbiausia, nuo kranto iki kranto. O kas tarpe bus matyti. Kiek sesės eisit kilometrų? 20. Ir kaip mokat plaukti? Nemoku. Moku. Labai blogai, bet mokam. Tai nelabai esat pasiruošusios perplaukti ežerą? Tikrai ne. Nežinom tokio dalyko iš viso. Tai 20 km kliūtis bus ežeras? Nežinau. Nebeprisimenu. Mums blynai. Iki. Opa, ikiuks. Sėkmės. Opa. Opa. Gerą žygę. O. Na, gerą žygę. Opa. Gerą žygę. Iki šiandien dabar dėk. Tai patiko purkšti ant sienos? Taip. Čia papas. Visai gerai, neblogai patiko. A, pirmą kartą purškė? Jo. O jau žinai, kaip reikės nuvalyti? Ne, dar nežinau. O tai kaip valysi? Nežinau, paliksim gal. Kokią dar kitą spalvą imsi po to padažyti? Žalia gal. Ai, nori padaryti čia tos kalnus žalesnius. Jo. Tai kokia veikla šiandien čia užsiėmėt? Vaikų joga. Gal galime biškį plačiau? Tai vaikai susipažino su joga, padarėme saulės pasveikinimą, nes kadangi saulės pasveikinimas yra kaip pagrindinis toksai pratimas jogoje, tai vat susipažinom ir kaip sakiau, kad nusineštų tėvelius išmokintų, kas nemoka, palaiminam savo kojų pirštukus, atsipalaidavom, pailsėjom ir manau, kad nusiteikę dienai yra. Tai kokios buvo vaikų emocijos? Labai susikaupę, daug galvojo, paskui atsipalaidavo, kai atsipalaidavo, viskas okei. Man tai labiausiai patiko, kad visi klausė, nebuvo tokių dalykų, kad kas nors, pasakai tepi dar, nėra tep, kad beleką. Kiek naujų ūkininkų nusimato? Beveik visus, kad tik 100%. Visi į kaimą ir į ūkį. Galėtų. Reikėtų pasistengti, bet būt. Kas iš visų veiklų jūs manat labiausiai patiko vaikam? Manau, kad traukinukas. Visi kartu, žinai, jau jie savo daro, be vadovų gal, tada atsipalaidavę labiau. Tai man taip atrodo. Jo, man irgi atrodo, kad traukinukas buvo iš visų įdomiausiai. Visi linksma, visi kaps. Čia į bet kuriuo atveju, manau, visos pramogos buvo
jiems patinkamus, nes grįždavo su įspūdžiais ir iš dažymo, ir iš jogos. Tai manau, kad viskas patiko. Ačiū. Taigi, įvertinkite 10-balėje sistemoje savo nuovargį. 9. 11. 11, tai tu turėtum gulėti, o neit. Kaip sekėsi jūsų žygis? Gerai. Gal galima plačiau? Buvo smagu, daug ką pamatėm, šiaip labai gražus vaizdai, aš kaip pripratus prie mūsų, ar aš išsitepus labai. Šiandien buvo puikiai diena. Sesė Pastiklė buvo švenčiama Sijonų diena. Tai šiandien paklausinėsime Emilijos apie Sijonų dieną. Iš kur kilo ši tradicija? Ši tradicija yra neatmenama, iš tikrųjų nuo neatmenamų laikų. Sesės kažkaip trečiadienį būna pirma diena, kai išsiplauna galvą. Tai dėl to greičiausiai ir yra tas pasipuošimas. Kodėl būtent trečiadienis? Tai manau, kad po visų statybų, po viso įsikūrimo dažniausiai ir taip išpuldavo, kad tiesiog trečiadienį sesės pasipuošia, bet mano nuomonė, tai trečiadienis yra tiesiog geriausia diena savaitėj. O kokią nors kitą dieną dar nešiojam Sijonų sesės ar ne? Kiekvieną rytą per rytinę rikiuotę, kiekvieną vakarą per vakarinę rikiuotę. Broli, kaip tu reaguoji į tai, kad šiandien yra sesių Sijonų diena? Nežinau, juokingai atrodo, kad yra tokia diena kaip Sijonų diena. Įdomiai. O tai tu norėtum turėti kažką savo, kaip kostiumų dieną? Jo, kokią dieną brolių, kad broliai visi ateina su šortais ir sesės apsimauna šortus. Bet kad mes visos su šortais būnam vasarą? Suprantu, bet kartais, kad visą laiką visi būna su vienos spalvos šortais. Ai, tai bet tu gali šiandien irgi uždėti sijoną? Bet gaila, neturiu. Taip pat stovyklą aplankė įvairūs amatininkai. Pažiūrėkime, ką jie pasiūlė mūsų stovyklautojams. Ką pristatysite šiame punkte? Esu Vitalijus Praspaliauskas, šiandien mokysiu vakus nusikalti žalvarinį žeidą, žalvarinį smegį arba žalvarinį segį. Žalvario skalsiam ir maždaug atrodytų turėtų tepom peršti, jeigu žeidą nusikalsiam. Kokius įrankius naudosit čia, kad tą žiedą pasidaryti? Viskas čia labai primityvė bus. Jėmam žalvarinį vielą, jėmam plaktoką, replis, sukam, kalam ir nusikalam. Labai paprasta. Pats paprasčiausias įrankis. Tai realiai mes galime netgi pas jūs punkte pasidaryti žiedus kaklaskariam, taip? Jo, movas, laisva galite atėti pasidaryti tik atėkti. Tai gerai, perdasim šitą žinią visiems skautam, kad jau taikytų į šitą. Gerą dėko, atėkti visų būrį. Papasakot apie savo punktą. Taip, tai sveiki, aš brolis Dominikas iš Lietuvos Skautijos ir šiandien aš atvykau į šią nuostabią stovyklą pravesti skautams odadirbystės punktą. Tai kaip matote, ką jie veikia, tai dirba su oda ir mūsų pagrindinis tikslas šioje programoje yra pasigaminti arba movą, arba apyrankę, arba kokį nors pakabuką ar žiedą, fantazija juos tik tai stabdo. Kaip vaikai yra susidomėję? Nu, kaip matote, visai susidomėję, visiems yra įdomu kažką padaryti. Visi dirbinėja, pjauna, siūna ar dar kažką, tai aš manau, kad tikrai susidomėję yra. O ką daugiausiai jie gamina? Nu, daugiausia, ką matau, tai kad movas yra susidomėję pasigaminti. O taip, tai yra ir apyrankių, ir vat vienas brolis darosi žiedą. Ką čia darot, sesės? Mes darom visokius dalykus. Visokius kažkokius ten piešinius, kažkokius ten dalykus, Ar patinka? Tai patinka labai. O kaip tau? Man labai patinka, nes labai gražią tokį piešinį darau. Parodė kamerai piešinį. Parodė. Dabar klijuoju. Tai.
Tai čia yra karpiniai ir tiesiog tu karpai ir jos kai ir gražiai išeina. Stovykloje įvyko skautiškas encounteris. Pažiūrėkime, kaip sekėsi mūsų stovyklautojams. Papasakokite apie skautišką encounterį. Čia šitą? Taip. Tai čia jis atvažiavo, aš nežinau nieko apie tai. Reikėtų jo klausti. Nemoku. Nieko nežinau, pirmą kartą gyvenime matau. Esu girdėjęs gandus, bet tai gandai. Papasakokite mums apie šitą žaidimą. Ką jūs dabar matote, tai yra encounteris, kurį sukūrė Vaidas Sulkė, mūsų organizacijos vienas iš filisterių. Ir pati esmė šio žaidimo yra tokia, kad įspręsdami įvairius galvosūkius ir kitas įvairias užduotis, kur reikia sumastyti, jie turi gauti 4 skaičių kombinaciją, kurią atrakina spyną, kur būtent matote šiuos ženkliukus. Tiek. Centrinėje aikštėje vykdoma istorinė rekonstrukcija. Matome, kaip pirmykščių žmonių gentis bando nugalėti 2 mamutus. O dabar pasigrožėkite 2 dienų momentais. baudelė baudužė, čia yra maksimali baudužė. Bauda, baudelė baudužė, čia yra maksimali bauda, baudelė baudužė, čia yra maksimali baudužė. Bauda, baudelė baudužė, čia yra maksimali baudelė baudužė, čia yra maksimali baudelė baudužė, čia yra maksimali. Ačiū, kad žiūrėjote ir po žinių likite vakaro maldoje. Tai ryžiai.